Norint darbuotojui priskirti papildomą darbo vietą, pirmiausia atidarome darbuotojo sutartį. Priskirkime naują darbo vietą paspausdami plius simbolį darbo vietos skiltyje. Įrašome datą, nuo kada įsigalios grafikas. Tuomet skiltyje papildoma vieta pasirenkame papildomą darbo vietą, kurią norime darbuotojui priskirti. Kad matytume papildomus darbuotojus grafike, grafiko nustatymuose įjungiama papildomų darbuotojų parametrą. Papildomas darbuotojas išskiriamas šalia jo, atvaizduojant ekrane matomą oranžinį simbolį. Kitame grafike esančios papildomo darbuotojo pamainos pavaizduotos mažesniu ryškumu. Darbuotojo išdirbtų valandų skaičius konkretų mėnesį yra sumuojamas iš visų jam priskirtų grafikų. Pasirenkame darbuotojo pamainą, kurią norime perkelti į kitą grafiką. Spaudžiame mygtuką Perkėlimas į kitą vietą. Pasirenkame grafiką, į kurį norime pamainą perkelti ir spaudžiame Perkelti. Svarbiausia, nepamiršti pranešti darbuotojui apie pokytį. Tai galime padaryti paspaudę mygtuką Skelbti.